Labadiena, mano mėly gerbiami žiūrovai, šiandien aš Ainis Lietuva ir naktį rašinėjau laidą, kadangi, kai jūs žiūrėsit dieną, aš vėl būsiu kelionėje. Kodėl? Šiandien gavau keletą skambučių, buvo apibrėžti tam tikri interesai ir išminu vėl į Balkanus. Reikia pasižiūrėti keletą situacijų ir padaryti keletą reportažų. Vėlgi klaus, kai nekurie kurti yra kliks ir rašys, kogi ten važinėti, tas šalis į Balkanus, po Europą ar ten kitur, prie ko čia ta Lietuva? Paaiškinu ir šita laida bus skirta tam, kad jūs pamatysite, kaip visi procesai globalūs yra surišti tiesiogiai su Lietuva ir kiek čia Lietuvoje, dabar daug interesų vyksta. Gavosi taip, kad šiai dienai mažam, kaip, žinot, Lietuvoje kaip mažam teatre, mažoj aikšteliai vykstantis procesai, jeigu juos kaip burbulai išpūtus, jūs pamatysite, kad visa tai vyksta ir pasaulyje. Todėl išvažiavau jau ir kaip praeitą sykį ir dabar ačiū tiem, kas parems, nes tik jūsų dėka, jūsų parama ir jūsų to nuoširdumu aš galiu daryti tai jums rodyti ir skleisti žinias. Šiandien tikrai labai svari ir svarbi laida, kadangi noriu parodyti, ko aš važinėjau iš tikrųjų. Kaip tai svarbu ir tikrai patikėkit, nei vienoj bažnyčioj, nei vienoj sakykloj, nei vienom, kaip sakant, Marmaliauskų studijų jūs neišgirsite. To, ką išgirsite šiandien, netgi Rusijos tam vadinamam YouTube. Taigi pradėkime šiandien nuo dėkingumo, nes pasikartoju jau kelioniai ir būsiu labai nuoširdžiai didžiai dėkingas, kas vėl palaikys šitą kelionę. Svarbi laida, kadangi kas atsitiko, buvo cirkas didžiulis Lietuvoje, jūs matėt, kaip vaikščiojo žemaitaičiai, socdemai, verygos, visi būrė, ten rėkė, žviegė, kaip sakant, darė cirką Kasčiūnas su savo konservais. Praeitoj laidoj galit pasižiūrėti, matosi. Tas cirkas buvo toks didžiulis, visi pūtėsi, kad tie svarbus. Aš įrašau pirmadienį per pietus laidą išeina, dar galvau, kad Lietuva turės 2 kelius, o jau pirmadienio vakare gavosi taip, kad Lietuva neturėjo 2 kelių, nes buvo pasirašyta vadinama koalicijos sutartis, o antradienį buvo užbalsuota už vadinamą barbę devyndarbę. Ką noriu akcentuoti? Kai aš minėjau, kad Lietuva turi 2 kelius, man pasirodė, kad Lietuvoje dar yra kibirkštėlė, kad galimai ten yra smegenų, tam vadinamam Litvinijos Seime. Deja, žinot, tas anekdotas yra, kai apie baltuosius ir raudonosius, kaip kovėsi ir ten buvo miškas. Ir ten sakoma taip, miške sėdėjo raudonieji, atėjo baltieji, buvo mūšis, baltieji išvaro raudonosius, tačiau po dienos raudonieji atėjo išvaro baltuosius iš miško, po to vėl atėjo baltieji išmušė raudonosius iš miško ir taip keitinėjosi, kol galiausiai atėjo eigulys ir visus išvaikė. Kodėl aš pasakau šitą anekdotą ir juokelį? Kadangi su mūsų kvadro bobikais ir medūzomis impotentais Seime buvo tas pats. Jie vaizdavo ir žaidė cirką tol, kol neatėjo pirmadienį vakare šeimininkas ir pasakė su beisbolo byta labai aiškiai, ar net, kaip sakant, buvo ir giliau jam išaiškinta į vieną skylutę, kad jie bėgo visi ir staiga pasirašė. Net ten, jeigu jūs girdėjote žinias, tai net nesutarė, kažkokio socdemai jiems nedavė, bet visi staiga pasirašė. Kaip Veryga sakė, mes šiandien susitarsim, kol neateis šeimininkas. Jis atėjo ir padarė. Ir žinote, jeigu jūs matėt pirmadienio naujienų laidas per visas LRT ar TV3 ar taip toliau, jūs pastebėkit veidus jų. Toks vaizdas, kad jie prisidarė ir pampersą visi buvo. Veidai iš išgąsčio buvo persikreipė, kadangi jie kažką labai stipraus pamatė, o Skvernelis pradėjo mekent, tai ten juodą katę anksčiau vadino nuskūrusio, po to, reikia duot pamėgint. Klausyk, tu Skverne, čia tau kas, smėlio dėžė, kad tu duodi pabandyti kažkam tai premjerų pabūt. Tai gal man duokit premjerų, Jozui, mano draugui, iš svetimo, iš sekančio kaimo, irgi duokit būt, taigi galim pabandyti premjerų pabūt. Tai ir parodė neįgalumą viso šito klipatinio Seimo.
Ir žinot, noriu jums parodyti ir pradėti nuo pasakos, jeigu jūs ne prieš, o jinai atrodo taip. Lenkija ir Suomija rado originalų būdą apsiginti nuo Rusijos. Tikisi, kad rusai neišsikapstys. A kągi jie šitie genijai atrado? O jie atrado, kad reikia kažkur tai ten daryti pelkės, ties vadinamų suvalkų kažkokiu kalidorium ir šitose pelkėse rusai paskęs. Šiaip noriu parodyti jums vieną vadinamą Wikipedijos straipsnelį, vadinasi Ivanas Susaninas. Ivanas Susaninas yra tokia legenda, Rusijos nacionalinis didvyris, kaimietis, valstietis, kurį ten, kaip sakant, pasamdė ten būriai, atsiminkite kokie būriai. Tai buvo Rusijos ir Lenkijos karas. O tie būriai buvo Lietuvos būriai ir Lenkijos, kurie ėjo užkariauti Rusijos. Tai tipo rašo čia, kad tai yra 1619 metai ar kada, nesvarbu. Taigi, ėjo ruskių užkariauti Lenkai ir Litvynai. A Ivanas Susaninas vedė per miškus, įvedė į pelkes ir ta armija visa paskendo. Taigi, šiai dienai Lenkai su Suomiais paskaitė mūsų šitos krašto ministrės Špani Šakalievskas scenarijų, kadangi jinai traukė tanką iš pelkių, ten kiek jų ten paskendo, nieks nežinia, bet jinai traukė pelkės ir visi paskaitė jos scenarijų, nutarė, kad reikia aplink Lenkiją ir Lietuvą padaryti pelkės ir ruskiai nuskęs. Prisiminkite visą Ivano Susanino didvyrišką poelgį, kaip nuskendo Litvinų Lenkijos armija ir pamatysite, kas yra visi šitie mitai ir kvailių iliuzijos. Tik tais reikia nepamiršti ir dar vieno niuansėlio, kad Estijoje sprogo nuo kurso nusimušęs dronas. Taigi, ir čia rašo vieną įdomią teisybę, kad staiga Estijos valdžia paskelbė, kad tai yra ukrainietiškas dronas, kuris galimai nusimušė ir buvo tas dronas, kuris paveiktas vadinamų Rusijos technologijų, buvo, kurie, žinot, numuša nuo GPS-o. Taigi, ką aš to noriu pasakyti? Aš noriu to pasakyti, kad dabar įsivaizduokite, kaip vėlgi ta pati Šakalienė traukė tankus. Neištraukė, čia dabar nesmė. Ieškojo dronų. Po to Lenkai isteriškai klykė, kad kažkoks dronas ruskų nukrito ir sprogo ar ten nesprogo Lenkijoje, ta isterija. Tai dabar mes turim suvokti, kad jeigu įsivaizduokite, rusai turi technologijas, kad nukreipia dronus, krendančius į juos, tai jie gali perskirti per Baltarusiją, nukristi Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, bet kur, bet čia ukrainietiški dronai. Dabar mes turim suprast, kad visos tos isterijos yra labai įdomios. To, kad mes galim gauti provokaciją per tą pačią Ukrainą, bet vėlgi kaltinti rusus. Vat visa šita situacija iš principo ir yra, kas įvyko su rinkimais mūsų, šitos Malvinos Ruginienės. Kadangi mes priartėjom prie labai keblaus krašto bedugnės, kur visi šitie kvadro bobikai, kurie vaidina koaliciją ir su tuo ministrų kabinetu ir tokia vadinama, kaip sakė Skvernelis, nugi duokite jai pažaisti premjerę, mes galim nueiti į labai didelės provokacijas ir kataklizmas. Taigi, noriu parodyti procesą, kaip tai vyko. Pirmiausia, noriu priminti tokią mažą chronologiją, kad aš pirmadienį išleidžiu laidą apie tai, kad Lietuva gali per priešlaikinius rinkimus iššokti iš karo liūno. Ir jau pirmadienį vakare mes matom, kad gimė koalicija. Prieš pat Seimo darbą Nausėda 8 ryto atvažiuoja į Žinių radiją ir pasako, va, aš jums rodau laidą Žinių radijos, kur aiškiai išdėsto visiems, kad net smegenučiai net nevirpėtų. Jokių priešlaikinių rinkimų negali būti. Reikia supjaustyti greit patvirtinti biudžetą, 5, 6 ar kiek procentų, nesvarbu, kariuomeniai ir staigiai visą tai reikia susitvarkyti, nes mes nukrypom nuo grafiko. Jis dar pasako labai atraminę frazę, kad visiems kitiem institutam, ministerijom ir socialiniam reikšmėms reikės labai
susiprastinti ir susigūžti. Iš principo jis pasakė tai, ką pasakė prancūzų premjeras, kad nėra socialiniam reikmėm pinigų. Ta patį pasakė Mercas, aš rodžiau praeitoj laidoj, kad nėra socialkiai pinigų Ukrainai prašau, karui prašau, bet ne socialiniams reikmėms, ne tiem patiem, kaip sakant, vadinamiem žmonių geroviai. Lygiai tą patį šį dienai pasakė Nausėda, kad baikit šitos cirkus, viskas bus tik gynybai ir kariuomeniai. Taigi mes turim suprasti, kad už 5-6 milijardus Lietuva iš savo biudžeto turės išlaikyti visą tą vadinamą teritoriją. Taigi Nausėda įsrėgia visiems aiškiai ir pasako, kad skubiai viskas turi būti patvirtinta ir Ruginienė turi tapti premjerė. Taigi tą patį rytą pas Šakalienę į ministeriją atvažiuoja JAV ambasadorius prie NATO. Matthew Whitakeris. Tarp kita, Matthew Whitakeris yra neseniai paskirtas pačio Trumpo šitas ambasadorius. Įdomiausia tai, kad čia rašo tokias, mitus, kad čia 5 straipsnis, čia kažką svarstė, nieks su šitais klaunais nieko nesvarsto. Atvažiavo Whitakeris duoti Naganeikos instrukcijų ir pasakyti, ką visos šitos, kaip sakant, dūzgenės turi atlikti. Koks scenarijus nubrėžtas. Pasikartosiu, Nausėda sako skubiai biudžetas, skubiai kariuomenė ir visa kita, o šitai kaip ministrai duodamos instrukcijos ir jo atvykimas į ministeriją rodo, kad Šakalienė turi būti paskirta vėl ministrė. Ir šiandien mes matėm, kaip pas Nausėdą kvadro bobikai liuoksėjo ir imitavo tą darbą, kad čia jau jos skirs, neskirs, Nausėda kažką sprendžia. Juokai. Jau viskas yra sudėliota, instrukcijos yra gautos iš visų reikalingų, kaip sakant, ambasadų. Viskas įvyko, pasikartosiu, antradienį ryte prieš pat tuos vadinamus klauninius cirkus, kaip skyrė jie premjerę. Šitoj vietoj, aš kitoj laidoje, jeigu išeis ir nepamiršiu, bet labai noriu parodyti, kaip įdomiai susiskirstė balsai, kurie už ir prieš buvo, tai yra buvo parodyta, kokia turėtų būti sekanti koalicija, kuri ateit turi į Seimą. Tai yra su jau konservatoriais. Pagal tą balsavimą jūs aiškiai pamatytumėt šito cirko. Taigi reikia paaiškinti, kas atsitiko, kodėl mekeno Skvernelis ir šitam cirkiais jau nieko nebesveria. Jeigu jūs atsimenat, nuo 20 metų aš rodžiau dokumentus, kad Lietuvos teritorija yra jau UAB korporacinė maža varžtelis dalelė, tai ten buvo parašyta, kad Skvernelis, kuris buvo tuo metu premjeras ir vedė COVID mums į Lietuvą sėkmingai tą cirką, buvo paskirtas to UAB vadovu. Dabar šitie daiktai uždaryti, gal kažkas gali prisiknisti apie tai, bet aš neradau, atvirai sakos. Tačiau tai nesvarbu. Tuo metu ir dar visai neseniai dariau laidą, kad Skvernelis tikrai labai daug svėrė, kadangi jis buvo pastatytas nuo Švabo, to vadinamo Davoso kampo, tos vadinamos piramidės, kuri vadinosi administracinė, managerinė, politinė valdžios piramidė. Kadangi aš jau ne vieną kartą sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad sugriuvo, per tol, kol vyksta karas nuo 22 metų Rusijos Ukrainos. SVO, atsiprašau. Sugriuvo šitą administracinę piramidę. Žiūrėkit, kas atsitiko. Mūsų net lietuvių bobikai pasimetė. Jie žiūri į Londoną, kadangi ten žvalgyboje dulkina Britų ir ten yra jų offshoriniai pinigėliai. Jie žiūri į Vašingtonską, o ten Trumpas, bet ten yra NATO ir dolerinė emisija, ten jėga. Ir jie žiūri į Briuselį, kuris jie moka šaibas kaip kvadro bobikam. Ir jie žiūri visus galus ir ten interesai, ir ten suskilo. Trumpas suskaldė Ameriką, Londonas irgi pakrykęs, ten va socialinių bėdų ir Briuselyje nesusigaudo į ką žiūrėti. Taigi visur šitos piramidės subirėjo. Ir Skvernelis netenka jėgos, kadangi nėra jo šeimininkų. Už tai dabar žiūrėkit, kaip elgėsi Nausėda. Jis ateina į bet kurią TV, duoda interviu ir visi jį transliuoja. Nausėda parodė, kad jis šiai dienai Lietuvoje šeimininkas. Kodėl? Aiškink. Šito interviu, jeigu jūs pasižiūrėtumėte radijoje žinių, jis aiškiai pasako, kad viską perima finansinė ekonominė piramidė. Ir viskas bus kam?
karui, teisingai, jėgos struktūrom. Jeigu mes suprantam, kad administracinė menegerių piramidės viduj yra ir vadinami jėgos struktūros karininkai ir taip toliau, kariuomenė. Tai kai subirėjo piramidė, jiems svarbiausia išsaugoti jėgos struktūros. Ir ką Nausėda sako? Mes duosim pinigų, viską biudžetų 5 procentų, pofik avis, pofik socialika, pofik visi institutai, jėgos struktūros turi gauti 5 procentus. Ta patį sako, jeigu jūs atkreipsit dėmesį, Mercas, vokiečių, viską kariuomenį Ukrainai, kiek reikia, dzin balalaika socialkė, tą patį sako Makronas ir Ursulos ir visi kiti. Dzin, viskas, reikia mesti karą, nugalėti ruskius. Taigi, aš noriu parodyti, kad šiai dienai pastatytas prižiūrėtojas Lietuvos teritorijos dabar pilnai užsitvirtino Nausėdą, kadangi jis ir yra finansinės ekonominės piramidės atstovas. Jisgi iš bankų ir jis susijęs su Vatikanu. Taigi šitoje vietoje, o Vatikanas, žinot, religija ir visa šita klaunada bažnytinė puikiai monetizavosi ir ten su finansais viskas gerai. Taigi, Nausėda parodė, kas ne šeimininkas namie, o kas turi teisę šitose namuose loti. Kadangi nepamirškim, jis inauguravo Merco vokiečių kariuomenę, kuri šį dieną yra aukštesnė. Už tai, pažiūrėkit, kaip sutampa viskas. Kariuomenė vokiečių, kurią reikia išlaikyti, ir Nausėda kaip finansistas sako, viską jėgai, viską karui. Taigi mes turim suprasti, kad finansinė piramidė ekonominė bando suvaldyti pakrikusią administracinę ir jėgos struktūros piramidę byrančią. Kodėl tai vyksta? Dabar mes pažiūrėjom mažoje Lietuvoje, kaip vyksta, rodau globaliai. Tam, kad suvaldyti pasaulyje situaciją, jeigu jūs nepastebėjot, prasidėjo labai intensyvūs procesai. Ir vokiečiai, ir Lietuvoje. Vokiečiai ypač žiauriai, Lietuvoje ir Europoje pradėjo mažinti ir naikinti grinus pinigus. Tai yra atsiskaitimai, apribojimai. Dabar tik noriu vieną momentą pasakyti, išgirskit labai aiškiai. Grini pinigai bus aukso vertė. Kadangi jūs turit suprast, kad pereiti į virtualinį mūsų valdymą, tą vadinamą socialinį konclagerį skaitmeninį, reikia panaikinti patį didžiausią konkurentą. Kad pereiti į skaitmeninį konclagerį, reikia panaikinti grinus pinigus. Aš jau tam tikrais ekspertais Rusijoje bandžiau tai pasakyti, nieks nenori girdėti arba apsimeta, kad nenori girdėti. Nes Rusijoje vyksta tie patys procesai. Nes Putinas nevaldo tiek situacijos, kaip jūs įsivaizduojate. Bet nesvarbu, čia ne apie tai, dabar apie globalų. Taigi, kad mes avis nematytumėm procesų šitų, reikia sunaikinti visas vadinamas alternatyves priemonės, kurios galim duoti žinių, ištransliuoti kažkokias naujienas, informaciją, atskirti rinkas, rusus jau atskyrė, rusai nieko nemato, atskirti telegramus, WhatsAppus, viską naikinti tokiu būdu ir sunaikinti visos socialinės platformos, kuriuose galima gauti alternatyves papildomas žinias ir informaciją. Kartojus jau, ne? Ką daro ES, vokiečiai ir visi kiti? Jie įveda reikalavimus per ES direktyvas, kad užsienio platformos atsakingos, kaip pavyzdžiui ES, naikinti visą vadinamą propagandinį kontentą. Tas, kas yra, kaip jie sako, propaganda, viskas nušluoti ir sunaikinti. Ir apmokestina, uždeda baudas ant YouTube, ant X, Masko, Facebook ir ant visų platformų uždeda mokesčius. Anglijoje tas pats įstatymas yra, kuris sako, kad reikia apginti vaikus. Ir Anglijoje tai dabar užsiregistruoti ant visur kitur tiek dokumentų savo turi identifikacinių pateikti, kad ojojoj, procesas prasidėjo irgi naikinimo informacinės erdvės, o rusai tą patį padarė, kad pridaryti YouTube ir VPN, pasakė, priėmė įstatymą, kad tai yra fašistinė ir ne tai, kad propagandinė, o ekstremistinės literatūros platinimas. Rusai irgi tą patį padarė. Putinas, atsiprašau, sėdi, sako, kam jūs šitą padarė? Nugi čia ekstremizmas eina. Tai yra viskas visose galuose prastumta, kad sunaikinti informacinį lauką ir jį baisingai apriboti.
Kai sunaikins informacinį lauką, avims per virtualų pasaulį parduos bet ką. Už tai kartosiu, gryni pinigai dabar bus tiesiog neįtikėtina kaina. Nes gryni pinigai, jūs dar galit nuspręsti, kur juos dėti, ką pirkti, kaip pirkti ir taip toliau ir taip toliau. Jūs dar subjektai, nors kiek pasirinkimą turit. Kai įves viską elektroninius pinigėlius, jums uždės taip viską, kad jeigu neturėsite teisės, nieko nesinaudosit. Nelojalių piliečių įstatymas jums nieko nesako. Nelojalius nuo ko? Ar kam? Jūs suprantat, kad kiekvienas niuansas nebūsi lojalus šitiems skylutininkams arba transgenderiams ar visokiams iškrypėliams, iš karto jums pasakys, jūs nelojalus, opa jums. Viskas virtualiam pasaulyje bus suvaldyta. Todėl pereiti į šitą procesą virtualaus pasaulio reikia sunaikinti grynus pinigus. Kasgi atsitinka? Europos Sąjungoje, kaip sakiau, Britanijai, ir pas mus jau prasidėjo diskusijos beje viešoje erdvėje, kaip apriboti tas vadinamus žurnalistus ir youtuberius. Va ką tik dabar. Tengi Seimo nariai, kai nekurie imbecilai irgi dalyvauja. Taigi, reikia pirmą sunaikinti grynus pinigus ir paraleliai informacinę erdvę. Rodau viską straipsniais. Pirmiausia, apie pinigėlius Politico. Išverčiu taip, kad Europos centrinis bankas lažinasi dėl skaitmeninio euro audros pradžios. Taigi, čia ir rašo, kad Europos centrinis bankas ruošiasi tam, kad nauja skaitmeninė euro versija užkariaus mokėjimų rinką, nors didžioji visuomenės dalis nėra tikra, ar nori su tuo turėti ką nors bendro. Net straipsnėje sakoma, kad visuomenė nenori atsisakyti grynų, o jie sako, jie užkariaus rinkas ir padarys taip, kad nei viena pelė neturės lyšnos kapeikos kažkur padėti. Taigi, ką daro Europos centrinis bankas? Jis iš karto atiminėdamas šitą liūto dalį, jis pradeda įvedinėti, kaip sakant, išstuminėti iš rinkos Mastercardą ir Visa, kadangi tai yra Amerikos technologinės mokėjimo priemonės, JAV priemonės. Ir žiūrėkit kitas straipsnis, Reuters. Išskirtinis straipsnis dvitaškis. Rubio įsako JAV diplomatams pradėti lobistinę kompaniją prieš Europos technologijų įstatymą. Kasgi yra Europos technologijos įstatymas, mėlėjai? Žiūrėkit. Prezidento Donaldo Trumpo administracija nurodė JAV diplomatams Europoje pradėti lobizmo kompaniją, kuria būtų siekiama paskatinti pasipriešinimą Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų įstatymui, kuris, pasak Vašingtono, varžo žodžio laisvę ir nustato išlaidas JAV technologijų įmonėms. Kitas straipsnis irgi Reuters. Šaltiniai teigia, kad Trumpo administracija svarsto sankcijas pareigūnams įgyvendinantiems ES technologijų įstatymą. Taigi, Trumpas svarsto, kaip ES valdininkams, biurokratams įpipinti sankcijas už tai, kad jie įvedinėja tuo vadinamą ES technologijų įstatymą. Taigi, noriu pasakyti ir atkreipti dėmesį tų kvadrobobikų Lietuvoje, kurie šį dieną su ES kvadrobobikais svarsto, kaip apriboti informacinę erdvę. Atkreipiu dėmesį. Skaitmeninių technologijų įstatymas ES, girdėjot, ką sakė Trumpas, ribojo žodžio laisvę. Nes reikia suprasti, kai jie naikina informacinę erdvę, jie gauna iš karto į dantis iš konkurentų, tai yra iš Trumpo JAV klanų, kadangi pirmiausia, jie išstuminėja Visa, Mastercardą, apmokestina tam tikras, kaip sakant, reiškinius transakcijas ar kažką ir paraleliai uždėjo mokesčius YouTube'ui, kuris JAV, Facebook'ui, X'ui ir taip toliau. Taigi, norėdami išvalyti informacinę erdvę, jie susmūgiavo į JAV interesą, kadangi informacinį lauką koordinuoja pasaulyje JAV. Taigi, Trumpas pasiūlo sankcijas. Kitas momentas. ECB, Europos centrinis bankas, smogė į Visa ir Mastercardą, išstuminėjo juos, kad dolerių grinų nebūtų niekur. Nebūtų grino pinigų. Ir vėl gauna nuo Trumpo
į straublį. Tai yra labai susijęs procesas. Kai mes pamatėm, kad globalinėje rinkoje pradėjo Kinijos ir Europos, nežiūrėkite į cirką, kad čia kažkas pykstasi, nustokite jau vieną kartą. Kinijos paliepimu. Kinijos tai ne apie kiniečius eina kalba. Mes matom Kiniją, suprantam kaip žemėlapį nubrėžtą teritoriją, tai yra tas vadinamas saldainių popieriukas. Mes nežinom, kas po popieriukų, o po popieriukų yra Britanijos tinklinės elitos juodosios kartu su sionistų junginiu, kuris sėdi giliai viduj, kurios į Kiniją atvedė politikas 70 metų didysis Kissingeris, o finansus užtikrino kitas žynas Rothschildas. Taigi, šitos sistemos nematomos valdo Europos Sąjunga ir liepia jiem išstumti grynuosius pinigus, kadangi skubiai reikia įvesti, kaip aš jau sakiau, virtualų pasaulį. Kol neišnaikinti grynai pinigai, virtualus skaitmeninis konclageris negalimas įdiegti. O nuo Trumpo elito kitos pusės jie gauna atsaką. Kaip aš ir sakiau, dvi sistemos nori į pasaulį vesti monopolį. Ir Trumpas supranta tai, kad federalinis rezervinė sistema, į kurią integruoti tie Britanijos imperinis mechanizmas, dirba Kinijai. Ir FRS reikia sunaikinti tam, kad jisai dabar žaidžia kiniečių naudai. Kiniečių tai yra, pasikartosiu, tos imperijos daliai, kuri po Kinijai. Ir maitina transatlantinės Europos šaikos ir Ukrainos karą. Va kodėl Trumpui reikia susmūgiuoti ir perimti arba sunaikinti FRS. Ir va čia per šitos visus skaitmeninės technologijos įstatymą ES mes matom didįjį konfliktą ir prieš Europos centrinį banką. Suprantat, kad ką bedarytų dabar Europos elitukės, jos susiduria su Amerika kaip su priešė. Todėl, kad problema, kad reikia daryti procesus skaitmenizacijos konclagerio, tačiau rusus nepavyko nugalėti Ukrainoje. Procesai eina iš inercijos didelį, jos reikia daryti, a rusai nenugalėti. Ir ką daryti? Ir Trumpo neišleisti. Su Trumpu konfliktuoja dėl viso šito, bet Trumpo laižo vieną daiktą ir reikia išlaikyti NATO, kad karas prasitęstų ir visi sucvangė bėgioja. Tai aš sakau, administracinė piramidė politinio menedžerių sugriuvo. Ir būtent po Kinijoje gulinčia imperijos dalis, tavo Britanijos imperinė sionistinė. Ir nori, kad kare nusilptų visai Trumpas su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, nusilptų Europa, išnyktų praktiškai dusinta būtų ir Rusija būtų tokia silpna, kad ją galima būtų sukramtyti ir gabaliukais praryti. Kodėl aš teigiu, kad šiai dienai po Kinijoje gulintis elitas šiai dienai reguliuoja Europos Sąjungą? Parodysiu. Taigi pradėkime. 21 metų straipsnis. Kinijos investuotojai investavo $1 milijardą į naują BlackRock fondą. 24 metų gruodis. Vicepremjeras ragina užsienio įmonės gilinti bendradarbiavimą su Kinija. Kasgi tas vicepremjeras, tokie gražuoliai čia nuotrauko. Kinijos komunistų partijos centro komiteto politbiuro narys tai pasakė susitikime su BlackRock generaliniu direktoriumi Larry Finku. Taigi, BlackRockas spaudžia Kinijos vicepremjerui rankytes ir sako, kaip reikia investuoti į Kiniją. A ką tik aš rodžiau straipsnį, kad kiniečiai investavo į BlackRocko fondą. A Mercas vokiečių ne iš BlackRocko. Ir kai mes pamatom, kad nuo 70 metų augintas BlackRockas ir yra ta tinklinė architektūra, kuri turi šimtus įmonių, kuris gali būti šešėlinės, gali būti baltos, gali būti su tam tikrais sluoksniukais, kai per kuriuos Kinija įsiintegravo taip stipriai Jungtinės Amerikos valstybės, kad supirko technologinės geriausias linijas, įlindo į finansų valdymą ir pastūmė Jungtinės Amerikos valstybės į karą prieš Rusiją per Ukrainą.
Ir Trumpas visą šitą supranta. Būtent BlackRockas ir yra tas šaltinis, per kurį juda ir pinigai, ir technologijos. Pasikartoju, nuo 70 metų Kissingeris ir Rothschildas pradėjo kurti šitą architektūrą. Kodėlgi aš toks drąsus ir taip teigiu, kad yra šitaip ir ne kitaip? Ogi, jeigu mes atsiminsim Davosą, Švabą ir kaip jie statė visus kvadro bobikus po visą pasaulį, ypač po Europą ir postarybinę erdvę mūsų visų respublikų, dabar rodau šitą straipsnį. Va šviežias 25 birželio 24. Šiaurės Kinijoje prasideda pasaulio ekonomikos forumas. Kas Kinijai? Pasaulio ekonomikos forumas. Ogi tik ką jis išnyko iš Davoso, atleido Švabą ir jis kur mimikravo ir kaip medūza prisiklijavo? Kinijoje. Taigi pasaulio ekonomikos forumas dabar yra Kinijoje. Kinija, neseniai rodžiau, pareiškia, kad labai dės daug pastangų, kad pasaulio ekonomikos forumas būtų ir Rusijoje, kadangi jiem reikia junginio. Taigi, kai aš jums, mėlieji, gerbus žmonės mano, rodau, kad šita struktūra tinklinė BlackRock, jinai nepriklauso Jungtinėms Amerikos valstybėms, yra tinklinė, jinai žemės valdo ir įmonės Ukrainoje, Europoje, visur ir Kinijoje. Tai irgi yra idealus šydas ir tas migla ir rūkas, kuris uždengia šitos procesus. Dabar žiūrėkite, jeigu jūs pastebėjote Verygos ir Žaliųjų grįžtant į Lietuvą trumpam programą, paskaitykite. Kai jie dabar tapo valdantieji, žinot, kas įrašyta? Ogi įrašyta atstatyti santykius su Kinija. Ką aš noriu pasakyti, Veryga yra kieno klapčiukas? Tai Skvernelio. Skvernelį kas statė? Švabinė chebra. Švabinė chebra, rodau, persikėlė į Kiniją, o tarp kitko šiemet pagrindinę kalbą pasaulio ekonomikos forume sakė apie būsimą pasaulio valdymą Larry Finkas iš BlackRocko. Oi, kaip sutampa, ne? Taigi Veryga sako, Pudelis, atstatykim santykius su Kinija. Kodėl? Todėl, kad į Kiniją persikėlęs pasaulio ekonomikos forumas, kuris ir išstatė labai didžiasias dalis, ta vadinamos piramidės administracinių kvadro bobikų managerių rolės, jis dabar anksčiau buvo iš Davoso Šveicarijos, o dabar iš Kinijos atstatinės vėl tas pats tik savo nuosavybės piramidės. Ir Pabaltijai nori tai padaryti. Ir Europos Sąjungoje, ir visur kitur. Ar jūs suprantat? Jis persikėlė, jis mimikravo, tačiau yra tų jau elitų juodųjų nuosavybė kinietiškų. Už tai Veryga ir sako, atstatysim su Kinija ir mūsų toj piramidė atsistos. Va kaip švabistai dirba. Ir šitam procesui, kad Kinijos socialinis reitingas ir visas socialinis konclageris virtualinis ateitų, pakartoju, reikia sunaikinti grinus pinigus. Trumpo chebra, kaip rodžiau, davė nuožmų atsaką. Ir noriu paklausti, ar tikrai suprantame, kaip Lietuva, bet šitam teatre mažam, integruota iš tos procesus. Klauskit, labai tikrai noriu atsakysiu arba kitose laidose tikslinsiu, ką pasakiau. Bet vėl ir vėl, dar kartą, važinėju už jūsų palaikymą, tikrai už jūsų, kitaip negaliu pasakyti, tam, kad rodyt šitos procesus. Dabar klausimas, ko mes kaip žmonės norim. Visi šitie dabar mūsų jau virtualūs jaunimai, atleiskite už tokį, jau bėgioja paskui korteles, jau žviegia, kaip čia Davosas yra gerai, nors nieko apie tai nesupranta, kaip reikia 50-15% skirti karui ir viskas, mes sąžiningi būsim pukuoti. Jūs idiotai, jūs tiesiog esate buka avių mėsa. Šiai dienai reikia saugot grynus pinigus, saugot savo artimuosius ir galvoti, kaip netapti faršu. Rodydamas Lietuvą, rodydamas Balkanus, noriu nuvažiuoti, parodyti, tiksliau dabar šiuo metu
kai jūs matot, aš jau važiuoju, kad visi šitie procesai kaip neišeina. Ir šiai dienai Trumpas, pamatysit vis daugiau ir daugiau, kaip vykdys Putino scenarijų. Nereikia pamiršti, kad Putinas rugsėjo pradžioje vyksta į Kiniją, 80-tieji metinės, taip sakant, irgi pergalės antram pasauliniam kare ir prieš Japonijos interventus šventė, kur Putinas bandys susidėlioti žaidimą su kiniečiais ta dalim, kuri vadinama tikroji tautinė nacionalinė vidinė Kinijos dalis, ta tikroji Kinija. Ne ta, kuri nematoma dugne guli juodųjų elitų ir Britų imperijos sionistų dalis. Ne ta. Čia ne kisindžeriniai, čia ne sorošiniai, čia ne ročildiniai. Čia ne tie. Jis važiuoja pas tikrus kiniečius. Kaip jam tai pasiseks, nežinau. Bet jeigu jam pasiseks ir jis sujungs junginį, tą tikroji tautinė Kinija, Rusija ir Trumpo, ta dalis elitinė, mes matysim, kad bus subirintas šitas vadinamas valiutinis, kriptovaliutinis virtualus konclageris. Va čia labai didelė viltis ir mūsų šitie kvadro bobikai dėja žaidžia dėja. Tam scenariui virtualiam jie gyvena savo iliuzijose ir tas iliuzijas mum tempia. Klausimas, ką mes kaip žmonės. Taigi už tai vykstu, visur marmaliuojasi, dalyvauju, rodau jums ir ačiū už palaikymą, nuo viso širdies ačiū už palaikymą. Viskas tik Lietuvai ir už tai, kai grįšiu, dabar tikrai paskelbsiu, kad antrą rugsėjo pusę, kai visi vaikučiai išbėgs, visi jau pradės bėgioti, dirbti, mokytis ir taip toliau, kol dar turim švietimą su tokia popavienė. Tai šitoj vietoj paskelbsiu susitikimą Kaune ir Klaipėdoj, pažadu dabar tikrai, kadangi visi jau bus grįžę iš atostogų ir taip toliau, visi darbai, veiksmai užsisuks, o mes galėsim susitikti Kaune ir Klaipėdoj. Ir tikrai galėčiau papasakoti ir noriu papasakoti jums tai, ko iš šitą eterį aš kalbėti negaliu. Pakartoju. Neturiu jokių monetizacijų, jokių daugiau daiktų, nes negaliu niekaip kitaip ko daryti, nes iškart išjunginėja, trina mane, o visos viltis tik esate jūs. Racionalūs, raštingi, mąstantis, jaučiantis žmonės. Ačiū jums, iki labai greito, myliu bučiuoju, Ainis, nežinau, kur dabar esu, tikriausiai, kai jūs žiūrėsite, būsiu jau Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje arba net jau Serbijoje, Serbskoje. Bus įdomu. Ačiū jums, myliu bučiuoju, iki labai greito.